matau, skambina telefonas, ta prasme. Iš karto supratau, kad nieko gero. Kai tu lieki vienas su 2 vaikais, ta prasme, kas sunkiausia, yra, kad tu socialiai iš karto lieki, ta prasme, kaip už borto. Ar yra tokių dalykų, kuriuos jūs galbūt šiai dienai pakeistumėt, jeigu galėtumėt grįžti atgal? Reikia stengtis visą laiką kažkur įžiūrėti, ta prasme, teigiamo kažko. Jeigu draudžiatės, drauskitės kiek galima anksčiau ir kiek galima ilgesniam laikui. Mes ką tik baigėme filmuoti nuostabų pokalbį su Mindaugu, mano pašnekovu, kuris yra tėtis 2 vaikų, kuris turintis verslą, žinoma, tikrai ne tik Lietuvoje, ir tapęs prieš 1,5 metų našlys. Jo istorija tikrai motyvuos ne vieną žmogų, kuris pažiūrėsite šį podcastą. Sveiki, Mindaugai! Labai malonu, kad pas mane atvykote į pokalbį. Labai laukiau jūsų. Labą dieną. Va jum. Iškart su dovanom. Jo, iš karto su dovanom atnešiau Oskarui, galėsit, čia yra krūva kepurių, žinokit, nežinojau, kurią spalvą jums parinkti, kokią, ta prasme, tą kepurę jūs norėsit pavasariui, žiemai ar kam, ta prasme, imkite ir įsirinksit. Dabar ir pavasariui galima rinktis, ir žiemai, nes dar žiema, žodžiu. Jūs čia man visą krūvelę. Žodžiu, čia yra pačios mylimiausios mūsų kepurės. Galiu pasakyti drąsiai, kad tai yra šeimos kepurės. Va tą, ką jūs matote, čia yra vaikiškos, bet yra dar vyrams ir moterims ir, žodžiu, visai šeimai. Ir movos, ir kepurės. Labai labai faina. Jetau, kiek daug spalvų. Žodžiu, va šitas tai yra mūsų mylimiausias šalmukas. Su juo realiai visus ištisus metus galima. Apart vasarą. Tai mano dukra visą laiką išnešioja. Ir čia yra tie storesni. Žodžiu, super. Super, labai labai faina. Tai kaip sekasi? Daug klientų turit, manau, tikrai, nes tai yra vienas populiariausias kepuryčių. Dabar priminkit man, kelintais metais jūs pradėjote šitą prekinį ženklą vystyti? Kai gimė Dovydas, viskas prasidėjo, nes mes neradom kepurės ir, sakysim, jau tas verslas, sakysim, tai prasidėjo nuo 13 metų jau. Kažkur, nuo 2013 metų prasidėjo, ten Erika sako, gal aš pasiūsiu kokią vieną kepurę, ten, sakysim, gal kažkur įdėsiu skelbimą, sakau, palauk, sakau, jeigu kažką darai, sakau, daryk, ta prasme, iš karto. Ir prasidėjo. Kad visiems Lietuvos vaikam užtektų. Jo, kad užtektų visiems Lietuvos vaikam. Ir pradėjom nuo to, kad įregistravau prekinį ženklą, Bubo, sakysim. O kaip jisai gimė pavadinimas? O gimė jisai Bubo yra lotyniškai apuokas. Karališkas, sakysim. Ir paskui man, sakysim, antra O atsirado dėl to, kad aš pradėjau ranką piešti logotipą, ar ne, ir mano apuokui pritruko antros akies. Ir tada atsirado antra O raidė, sakysim. Prekinis ženklas grinai, nuo to ir atsirado, sakysim. Bet realiai rasti tokį prekinį ženklą, kuris netgi nuo piešimo, nuo kiekvienos detalytės, ar ne, kad reikia, čia žinot, dabar atidaryti įmonę ir padaryti logo yra labai paprasta. Tau čerčiai bičiai greitai duos atsakymus, čia tau padės, o čia tas toksai, grinai šeimos toks, nuo pradžių žmona davė idėją, čia gal čia reikia, nuo vaiko prasidėjo, žmona davė idėją, čia gal vieną, o čia jūs jau nupiešit viską vos ne. Labai fainiai. Tai kaip jums sekasi šiuo metu šitą prekinį ženklą vystyti? Šiuo metu tai yra kur kas sunkiau, ta prasme, sakysim, nes iš principo gaunasi, kad, sakysim, esu vienas, ar ne, su 2 vaikais, ar ne, esu vienišas tėtis, dabar pasakysim, man statusas, sakysim, ir 2 kartus mažiau laiko, ar ne, ir 2 kartus daugiau darbų. Realiai taip gaunasi, sakysim, bet iš principo judam, sakysim, į priekį. Aišku, buvo pats sunkiausias momentas, kai nuskambėjo per visą spaudą, sakysim, kad mirė Erika, ar ne, ir tada toks buvo netgi šokas, sakysim, man prie visų tų kitų buvo kaip šokas. Taukšt viską ir išjungia, ta prasme, visi kalba, viskas vyksta, atrodo, ta prasme, visi žino, ta prasme, kad tas, sakysim, tas prekinis ženklas yra, sakysim, bet buvo toks jausmas, kaip būtų išjungę jungiklį, kad ta prasme, ir viską. Ir, sakysim, nuo to momento, sakysim, reikėjo vėl viską pradėti po truputį įvažinėti, ta prasme, visai kita situacija, nes atrodo, kad, sakysim, gal žmonės pagalvoja, kad čia, sakysim, iš principo, nes, kaip buvo veidas, sakysim, ar ne, aš iš principo toks daugiau intravertas esu, aš nelabai ir mėgstu su žmonėm bendrauti, sakysim, ir taip toliau, sakysim, tai aš toks buvau šone kažkur, ta prasme, sakysim, ar ne, būdavo ten, aišku, kad atvažiuodavo ten žurnalistai, kokios laidos, ta prasme, stengdavosi pasėdėti šalimais, sakyti. Erika viską kalbėdavo. Ta prasme, tas būdavo, aš irgi kalbėdavo pas mane, nėra taip, kad aš galiu perlipti per save, sakysim, ir pradėti bendrauti bet kur ir bet kada ir su bet kuo, ta prasme, žmonių nebijau, nes ir mano darbas būdavo, tekdavo prieš žmonės, ta prasme, prieš auditorijas, prieš 200 žmonių, ta prasme, bendrauti. Ir, sakysim, tai
nėra tokios baimės, sakysim, at žmogaus, kad, sakysim, ateiti ir pasakyti, sakysim, aišku, lengviausia kalbėti, aišku, į kamerą yra ta prasme, nes iš viso tu nejauti, kad kažkas į tave žiūri, neturi reikšmės, kad ten yra keliasdešimt tūkstančių, keliasdešimt tūkstančių, aš labai kartais mėgstu, sakysim, retas atvejas būtų, kad aš kažką karpyčiau, ta prasme, aš, grinai, mintis šovė, telefoną pasiėmė, įkalbėjai, net nežiūrėjęs, kas ten yra, ir plačiai visuomenį. Paskui... Tai labai gerai. Čia jau, kaip sakant, jau kaip iš pirmo karto, kai gaunasi nusifilmuoti ir nereikia nieko karpyti, čia jau pasiektas lygis. Ne, čia žinokit, ta prasme yra tas kaip ir kiekvienoje, ta prasme, situacijoje, sakysim, yra požiūrio klausimas. Arba tu ieškai tobulumo, ar tu nori perteikti žmogui, ta prasme, ar nori perteikti žmogiškumą, ar nori perteikti, sakysim, kaip pasakyti, dalį savęs, ta prasme, sakysim, ir nuo to priklauso, ta prasme, ar tu stengiasi, kad ten, gal dabar ir susivėlęs. Man visiškai vienodai, susivėlęs, ką aš visą laiką būsiu, ta prasme. Aš filmuoju namuose, pas mane neišplautos lėkščios, o pas jūs visą laiką lėkščios išplautos, ta prasme. Tai yra normalu, ta prasme. Ir jeigu aš pradėsiu galvoti, ta prasme, sakysim, jeigu namuose išlipęs iš lovos, viena akis dar užtraiškanojus, pasiėmiu telefoną ir pradėsiu galvoti, ta prasme, sakysim, kad čia pas mane puodukas ant stalo neišplautas, aš išsiplausiu ir tada aš nusifilmuosiu. Ar ne, sakysim, tada jau gaunasi toks variantas, aš jau pamiršiu, ko aš norėjau, dažniausiai tada ir nebefilmuoju, kai įsiplaunu puoduką. Gerai, o tenka išgyventi kažkokį dabartį ar anksčiau heitą? Kaip sakot, ar ne, tos lėkštės, ar kažkaip nusifilmuoti, nes jūsų realiai reelsai ir tie video ir tie story Instagram yra labai paprasti ir tikrai tai nėra... Šiai dienai, jeigu tu žiūri Instagram'e ir matai vyrą, kad ten jau visi filmuojasi. Pas jūs yra vis tiek 2 vaikai, vienišas tėtis ir jų yra tas ūpas filmuotis. Ar gaunat kažkokio heito, ar buvo kažkokia mintis kažkada nesifilmuoti dėl kažkokių gaunamų komentarų blogų? Jeigu iš principo pagalvojęs, to heito yra buvę, ta prasme, netgi tokiuose atvejuose būna, sakysim, kai Erika mirė, ta prasme, tie visi rašo, dar vieną nuo narkotikų įsivertė, ta prasme, dar kažkas, tokių būna, ta prasme, tu paprasčiausiai nekreipi dėmesį į tokius dalykus, koks skirtumas viešpatė, ta prasme, aš tada atsimenu, kai paskaičiau tą komentarą, pagalvoju, sakau, aš galvoju, kad Erika serga, yra daug labiau sergančių žmonių ir viskas išjungia ir padėjo, ta prasme. Bet kaip jūs tą turit, tokį, kad jūs taip galvojat? Jūs, vis tiek, dažniausiai žmogus sako, kaip nekreipti į tos komentarus dėmesio? Kaip jūs į tai nekreipė dėmesio? Tiesiog toks mąstymas pas jūs? Ar šiaip žiūrėkit, yra toks labai paprastas dalykas, sakysim, ar ne? Jeigu pasižiūrėt. Kiekvienas žmogus, sakysim, ar ne, kiekvienoje situacijoje gali reaguoti skirtingai, ar ne? Sakysim, netgi ir mirties atveju, ar ne? Sakysim, kaip gali sureaguoti? Miršta žmogus, sakysim, ar ne, atleidžia iš darbo, kas ten dar, sakysim, įsiskyrė su antra pusė, ar ne, ir galų gale nebegavai batelių, kurių norėjai, ar ne? Visuose šituose 4 situacijose galima, ta prasme, prieiti prie to, kad, ta prasme, iki depresijos, iki, ta prasme, nežinau, iki alkoholio, ten, nežinau, bet kuri, ta prasme, ta situacija čia yra žmogaus požiūris į tai, ta prasme. Ar tu galvoji, kas buvo prieš tai, ar kažkas kažką pasakė, ar tu eini savo keliu, tu turi savo tikslus, tu žiūri ir viskas, šneka, yra labai geras pasakymas, šunys loja, karavanas vis tiek važiuoja, ta prasme. Taip. O kas jūs labiausiai dabar motyvuoja, kaip jūs manot? Vaikai, ta prasme, vaikai. Gali būti bet kokia bloga diena, ta prasme, tu grįžti namo, ta prasme, duris atida. Koks amžius vaikų? Dabar yra 9 ir 12, sakysim, toj bus 10, 12, jų 2 metai skirtumas tarp jų yra, sakysim, ne. Ir, atidarai, grįžti namo, daug visokių problemų visą laiką, problemų pas kiekvieną saugusį žmogų, būna daug krūvos problemų. Atidarai duris, ta prasme, viskas, šypsena veida, atbėga, labas, tėti, tave laukia, ta prasme, visą laiką, ta prasme, tas yra. Ir kaip sekasi auginti vienam tėčiui 2 vaikus? Vis tiek visa atsakomybė po žmonos mirties krito jums. Kaip jūs tą išgyvenat? Įsivaizduokit dabar, klausosi žmogus, kuris galbūt pats nežino, kada ta diena galbūt ateis, galbūt žino, kad gali tai ateiti ir liks vienas. Kaip jums tai sekasi ir ne tai, kad sekasi, bet kaip jūs išgyvenat? Visą tą tėčio pilnai ir už mamą ir už tėtį atstojat.
Juk vaikai vis tiek jie supranta, kad Nu, taip, ta prasme, nu, mamos sakysi, gal trūksta. ir šiaip kaip iš jūs tą matot? principo paėmus, sakysim, kaip aš sakau, sunkiausia dalis jau praeita yra. Ne, dabar, sakysim, buvo kažkoks taškas X, ta prasme, dabar, nu, tu kyli į viršų, sakysim, ar ne? Ir visą laiką, nu, tas, aišku, vienam yra sunkiau, nu, iš karto automatiškai, ta prasme, nu, laiko sumažėja, atsakomybių padaugėja, sakysim, bet ar jo to laiko, visą laiką jo neužtenka, sakysim, ar ne? Nu, ir tu paprasčiausiai pradedi skirstyti tos prioritetus, kaip tau reikia, aišku, ir dėliojasi ir bandai važiuoti į priekį. Aišku, iš principo gaunasi tas, sakysim, kai tu lieki vienas su dviem vaikais, ta prasme, kas sunkiausia, vat, yra, kad tu socialiai iš karto lieki, ta prasme, kaip už borto, ar ne, nu, sakysim, nu, ta prasme, nori, nenori, ta prasme, kaip ten bebūtų, ta prasme, bet iš karto lieki už borto. Ir tada tu pradedi, ta prasme, nu, jau taikytis, ta prasme, prie, nu, naujo gyvenimo, ta prasme, tokio ritmo. Tada neturi tu kažkam paskambinti, kad pasakyt, sakysim, ar ne, nu, va dabar man kažkoks staigus susitikimas neplanuotas, ta prasme, gal gali nuvažiuoti vaiką nuvežti, ta prasme, į kažkur, ta prasme, ar ne, nu, sakysim, vis tiek į antrą pusę turi, sakysim, ar ne, kad ir būtum įsiskyręs, ta prasme, galėtum ir savo žmonai įsiskyrus paskambinti ir pasakyti, klausyk, dabar bėgi, varai, atidirbinėti, sakysim. Dabar to nėra, nu, ta prasme, sakysim, visą laiką automatiškai, sakysim, kiekvienas tas dalykas, nu, tokiai situacijose, nu, kiekvienoje tokiai smulkmenai tu turi visą laiką daryti, ta prasme, pasirinkimą, ką aukoji, save ar vaikus, ta prasme, sakysim, ar ne, nu, ar ten, sakysim, vežimą. Nu, dažniausiai laimi vaikai, ta prasme. Dabar būtų kažkas nutikę, būčiau tai paskambinęs, pasakęs, ta prasme. Atsiprašau. Taip. Vėluosiu 1,5 valandos. Jo, vat kaip tik jūs sakot, kad pradžioj pasakėt, pats sunkiausias momentas praėjo. Tai vat koks tas pats sunkiausias momentas buvo jums ir jūsų vaikam? Vat, dabar jau eina viskas į viršų po truputį. Nori, nenori, taikai šitą situaciją, kad gal kelio nėra. Dabar yra taip ir tik tai geriau gali būti. Kas buvo pats sunkiausias momentas jūsų gyvenime, kaip jūs manot? Šiaip, sakysim, šitoje visoje istorijoje buvo keli etapai, ta prasme, kurie pagal savo sunkumą buvo tolygus, ta prasme, ne, sakysim. Pirmas tai buvo, sakysim, kai sužinojom, kad serga, ne, tai buvo tada šokas iš karto. Ką serga, grinai, kokia buvo diagnozė? Vat jūs sužinojote, vat jums paskambino, kaip tas viskas buvo? Iš principo buvo, tai mes, ta prasme, dabar net nebeprisimenu, kurį kartą mes buvom Paryžiui parodoj, tikriausiai buvo sausio mėnuo, ta prasme, pavasario. Ir prasidėjo nuo to, kad, sakysim, pastovus norisi tualetą. Aha. Ne, nu, su šlapimu. Problema ne su šlapimu, su tuščinis norisi. Ai, jo, ta prasme, ir, sakysim, pastovus norisi tualetą, ta prasme. Taip, mes tada dar paėkėm, nu, paroda iki ko Paryžiaus, mes tada aplink Paris parodoj buvom su savo, ta prasme, gaminiais ir, sakom, stresas, ta prasme, sako, ta prasme, išdėda, tai ir kada paėkės pasijuokės, supratė, sako, duva, sako, kaip gerai, ta prasme, bent jau svoris krist pradėjo. Ir tai pasidėjo, ta prasme, grįžom į Lietuvą, ta prasme, prasidėjo, ta prasme, nu, kai ten praėjo keletą ten dienų, ta prasme, nu, sakau, eikit pas gydytoją, nu, kiek galima, ta prasme, nu, nenormalu, kad taip yra. Ir prasidėjo ten, ta prasme, ten dirgliosios žarnos sindromas, ten, ta prasme, tik ten su nervais negerai, tai ten pas psichiatrą pasiuntė, tai ten dar kažkur, ten taip toliau ir galų gale, sakysim, daėjo iki to, kad, sakysim, nu, kaip jau per prievartą privertėm padaryti kolonoskopiją, dar netgi kai sėdėjo atsigulė ant stalo, ar ne, nu, kolonoskopija ten tokia dalinoji, ta prasme, daro šitoj narkozijai, ta prasme, priglušinta, žinai, ta prasme, bet žmogus yra, bet jisai sąmoningas, sakysim, yra. O, sako, ką čia ta jauna mergaitė pas mus daro ant stalo, supranti, ir, sakysim, tada padarė kolonoskopiją, pamatė, kad ten jau rimtas reikalas, supranti, tada atsimenu, pasikvietė mane chirurgas, ar ne, aš atvažiavau, tik paskambino man, sako, gal tu gali atvažiuoti, žinai, aš jau supratau, kad jau nieko ten gero nelaukta, prasme, žinai, atvažiavau, supranti, sako, žinai, stipriai pamatė chirurgas mane, sako, vienu, tu, sako, rūkai, sakau, jo, žinai, einam, sako, parūkės. Nu, ta prasme. Chirurgas, taip. Jo, ta prasme. Nu, ir pasakė, ta prasme, žinai, aš tada nežinau, ar Erikai sakė ar nesakė, ta prasme, žinai. Iškart pamatė per echoskopiją, ar ne? Ir ką jis pamatė? Kad auglys yra.
Nu, jis pasivedė, nu, sako, nu, situacija, sako, nu, kaip, tai, matau, kad jau, žinai, blogai, tai sako, tu, tai, sako, nevyniok į vatą, sakyk, kaip ir aš, žinai, ta prasme, žinai, nu, nemaži vaikai esam, kaip nors sutvarkys, sako, ligoninė, esu, jeigu įsijungsi, ta prasme, atgaivinsi ir dar pažiūrėk. Tai, sako, žinai, na, sako, situacija yra tokia, sako, mažiausiai trečia stadija, sako, žinai, ar ne, perspektyvos prastos, gydymas ta prasme, sako, galimas, ta prasme, bet kad pasveiks, ta prasme, 100%, sako, praktiškai jokios tikimybės nėra. Nu, ta prasme. Čia yra baisiausia, tikriausiai, kaip pasako. Da, bent tada iš karto, pas mane smegenys yra, kad iš karto jos veikia stresę. Man jeigu stresas yra, man iš karto jungiasi, ką toliau daryti. Prasme, žinai, sakysim, pirmas klausimas buvo, man jis ten atkalbėjo, supranti, žinai, tai, sakau, eiliškumas dabar koks. Nu, sako, operacija, chemija ir taip toliau, ta prasme. Antras mano klausimas, sakau, žinai, operuosit, man jūs išoperuosit, žinai. Chirurgas. Va čia, va, tos vietos jau prasideda, ta prasme, kad pas mus medicina, nu, ta prasme, tikrai aukštam lygmenį yra, ta prasme, kai jau reikia gydyti, ta prasme, ne, kai dėl diagnozų, tai ne, kitas klausimas, bet kai reikia gydyti, ta prasme, tai jau yra aukštam lygmenį. Tai sako, nu, sako, aš galiu, sako, bet, sako, yra geresnių. Atvirai taip. Taip, sako, nu, sako, aš galiu, sako, bet yra, sako, geresnių, supranti, žinai, sako, nu, jis padėjo, ta prasme, tada grinai susisiekti su, ta prasme, tinkamais gydytojais, chirurgais, ta prasme, taip toliau, tada prieš operaciją, nebeprisimenu prieš operaciją ar po operacijos. O greitai operavo nuo to laiko, kada sužinojot, ant kiek čia buvo greitai viskas? Matot, tada jau viskas greitai vyksta, ta prasme. Tada, taip, aš suprantu. Jo, tada viskas įvyksta greitai, tada pirmas etapas buvo nustatę, tada buvo siuntimas į Santarus. Santarose, ta prasme, buvo šitas petas, nu, ten, nu, kaip magnetinis rezonansas, tik tais prileidžia radioaktyvių medžiagų į kraują, kad su cukrum, ta prasme, kad matytųsi. Pase buvo auglys kurioje vietoje? Jos pase buvo auglys žarnyne. Žarnyne. Jo, žarnyne auglys buvo su metastazėm tolimom. Ta prasme, tai 4 stadija. Ta prasme, tada, kai padarė petą, tada buvo jau, ta prasme, nustatytas, kad aplinkinis, ta prasme, aplinkinės metastazės, tolimos metastazės plaučiuose, kauluose ir taip toliau, ta prasme. Tai... O gerai, jeigu va taip atgal šiek tiek sugrįžus, jinai pajuto tik tai tą tuštinimosi problemą Paryžiuje, ir ne? Nu, va, taip. Ar iki to laiko buvo kažkokie tai... Nes tikrai daug žmonių stebimų šiai dienai. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kai aš sužinojau, kad viena iš tikrai žinomiausių blogerių susirgo vėžiu, ir ką jinai jūto tuo metu, kad kosulys iš niekur nieko, toks liktų kostyvos, nevimdo tave. Bet aš nemeluosiu, iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau ir galvojau, Dieve, sakau vyrui, man tai, pažiūrėk, pas mane irgi būna toks kosulys, aš kalbu telefonu ir tai pradedu kosėt, kad aš vos neapsivėmis, ko man reikėtų pasitikrinti. Ir žinokit, aš jau pasitikrinti. Va čia grinai, kai Indrė susirgo, aš nuėjau, va dėl to, kad su žmogaus istorija užgirdau, ką jinai pasakė, va kas jai yra. Tai va dėl to, va aš noriu tas smulkiai, va kaip ir paklausiu tų dalykų, nes šiai dienai būna žmogų pastumė, tikrai pastumė tie pasižiūrėjimai, pagalvoju, Dieve, ir man tas pats, gal tikrai man tam žarnyne, gal ir aš turiu problemų su to štuštinimu, gal tikrai reikėtų pasitikrinti, kad po to nebūtų taip jau blogai, kaip galbūt galėtų susijimti ir greičiau viską tvarkytis. Matas, su žarnyno, sakysim, vėžiu, iš principo yra labai sudėtinga situacija. Pastebėti arba... Pastebėti. Ta prasme, nesakysim, šiaip jis... pajusit simptomus praktiškai tada jau, kada bus per vėlu. Ta prasme, nu... Nes maitinosi gerai, turėtų omeny viskas buvo gerai, nebuvo to, kad kažko netoleruotų ar vemtų, ar kažkaip pykintų nuo alkoholio, ar dar nuo kažkokių, žinot, kaip būna stipresni dalykai. Dėl alkoholio nežinau, nes negerdavo, ta prasme. Nu jo, bet galbūt, supratau. Tai, jo, ta prasme, gal kažkokie stipresni dalykai paveikdavo skrandį, oi skauda. Ne, nebūdavo nieko tokių, ta prasme, tokio dalyko niekada nebūdavo, sakysim, iš principo, būdavo, sakysim, kai jau prasidėjo pirmi simptomai, ar ne, atsirado noras eiti dažniau į tualetą, ne, ir, ta prasme, pradėjo kristi svoris. 2 pagrindiniai dalykai, ta prasme. Ir, sakysim, jeigu šitie 2 dalykai, ta prasme, sukrenta į vieną,
nueiti bet kokiu atveju, pasitikrinti kolonoskopiją, pasidaryti privačiai, neprivačiai, ta prasme, sakysim, ar ne, ir pasidaryti. Aišku, ten yra tyrimai, ta prasme, netgi buvo nustatyta, ta prasme, išmatose kraujas, sakysim, ar ne, bet tai irgi, ta prasme, tai gali būti dėl hemorojaus, dėl geležies. Gerai, bet reikia tada eiti ir daryti tyrimą, ar ne? Nu, taip, sakykim. tikrai taip. Tikrai taip, ta prasme, reikia nueiti ir pasidaryti tyrimą. Ir kai padaro tyrimą, viskas gerai. Aš klausiu, kodėl, nes yra tikrai labai artimas žmogus, kuris šituo dalyku tikrinosi, vis tiek pa žmogų tas pats ir nieko neranda. Tai gali būti. Ir tai tiesiog tu tikrinėsi keisti tos... Šiaip iš principo, sakysim, jeigu žmogui, tai prasme, taip yra, nu, suprantate, įsivaizduokite, ta prasme, žarnyno vėžys kaip jis prasideda nuo polipo, vystosi 10 metų kažkur tai. Oho. Ta prasme, kai pasieki 3 stadiją, nuo 3 iki 2 gali būti priklausomai, nu, jau nebesigilinsiu, aš čia galėčiau pradėti terminais kalbėti, ta prasme, nes jau tikrai įsidagrinęs. Priklausomai nuo koks tas vėžys yra, ta prasme, gali būti, ta prasme, sakysim, nuo 3 iki 4 stadijos, nuo 6 iki 12 mėnesių gali būti, ta prasme. Va toks kritimas. Nuo 2, ta prasme, yra metai, sakysim, o iki 2 tu ten su to, iki 1, ten, sakysim, ar ne, nu, su polipu, tu gali vaikščioti 7 metus, ta prasme, ne, ar 10 metų, ta prasme, nu, nėra taip, ta prasme, ir sakysim, man, kai buvom, gulėjau, čia dargi tokia įdomi istorija, ta prasme, mes kai pirmą operaciją darė, aš irgi tuo momentu gulėjau tam pačiam skyriui, ta prasme, mes, ta prasme, vaikščiam vienas pas kitą į svečius, ta prasme. Tik aš atvažiavau su greitąja, ta prasme, į atvažiavo planiškai. Aha. Ta prasme, tai, sakysim, ir aš, ta prasme, atsimenu, ta prasme, sėdi žmonės, ta prasme, vat man, sako, išoperavo polipą, ta prasme, žinai, nu ir ten, sakysim, tarkim, kažkokia komplikacija, ta prasme, nu ir skundžiasi, bėga ten, ta prasme, taip toliau, aš paskui galvoju, ta praėjo, nu, ta prasme, nu, taip, aišku, bėda, žinai, nu, ta prasme, čia, nu, komplikacija po operacijos, nu, ta prasme, bėda, žinai, aš paskui, kai pradėjau galvoti, nu, blemba, nu, džiaukitės jūs, ta prasme, kad jums tą polipą surado, ta prasme, nes po 7 metų jau būtų per vėlų, ar ten po kelių metų. Bet čia tiek metų jisai vystosi ir žmogui neparodo realiai jokių kažkokių tai veiksmų, kad tu turėjai tikrintis, tau skauda ir taip toliau. Ar išsioperavot, buvo chemijos terapijos ar ne. Tai visa tai, jūs ir minėjot, kad vystėsi labai ilgai. Visa tas gydymas, jisai buvo ilgas pakankamai, ar ne? 5 metai. Ir gydytojas buvo numatęs, kiek laiko visa tai tęsis. Nu, buvo numatę. Ir numatė. 18-24 mėnesiai, ta prasme, iki letalinės išeities, ta prasme, buvo numatymas, nuo nustatymo. Sako, daugiau, ta prasme. Bet kaip jūs tą laiką gyvenot? Ką darė žmona, ką darėt jūs, kaip vaikai buvo nuteikiami? Aš tiesiog, kai nesu su tuo susidūrus, man atrodo, protas neišneša, kai tu žinai, kad tavo artimiausiam žmogui, su kuriuo tu turi vaikų, kad taip, nu, jau tau sako, kad tikrai tai bus. Bet, Violė, dabar pagalvokit vieną labai. Aš jums vieną klausimą užduosit, jūs man atsakykite į jį. Ar jūs garantuotai, kad išėjęs pro duris, čia jūs nenutrenks mašiną? Tai čia yra lengviau, aš manau. Bet jūs ar žino, kiek jums liko? Ne. Bet tai yra, ir tai negazdina, žinot, nežinai, kiek tau liko, bet kai tu matai, netgi artimiausiam žmogui, tu nepažįsti žmogaus, tau jau gaila, kad jis serga ir tu bandai įsivaizduoti, Jėzų, ką bando išgyventi tie žmonės, o tu čia jau žinai, kad tas žmogus išeis, bet kokiu atveju, nu ten būna visokių atvejų, kad ir sako, nebūna. Nu, sakykime, ar ne, jūs žinojat, ir kaip jūs su tuo gyvenot, ką darėt? Šiaip, sakysim, iš principo, tokiai situacijai, ta prasme, išgyvenamumas, kad, sakysim, kad bus ilgalaikė remisija, ar ne, 1% yra. Tai jūsų atveju, kad jinai tiek laiko gyveno, dar su ta liga 5 metai, čia yra labai reta, taip? Taip. Ir kas tai padėjo? Šiaip, iš principo, sakysim, reikia netrukdyti gydytojams dirbti savo darbą. Gydytojams, ar ne? Jie patys tikriausiai stebėjosi, kad taip ilgai, nes jeigu jie numatė kitą terminą. Šiaip iš principo paėmus, sakysim, irgi, visi žmonės tikisi stebuklingos piliulės, kad kažką gausiu ir man padės. To nebus, ta prasme. Ir, sakysim, bet kokiai tokiai situacijai, sakysim, yra žmogaus nusiteikimas, ar jis nori kovoti, ar ne, ar jis nežino. Ir, sakysim, tas nėra, ta prasme, tai, kad, sakysim, į tai susideda viskas, žmogaus psichologinė būsena, ne? Susideda, sakysim, kaip sugebi, sakysim, savim rūpintis, nes šiaip iš principo, ta medicina, jinai gali žmogų vilkti ilgai ir nuobodžiai. Klausimas yra tame,
kiek atlaikys gydymą žmogaus organizmą. Organizme, jo. Taip, ta prasme, Šitas jeigu tas girdėjus. organizmas atlaikys ilgai, ar ne, sakysim, tai, ilgai tu ir tempsi, sakysim, ar ne. Jeigu tu alinsi tą organizmą, sakysim, nepasitaręs su gydytojais įvairiausiais papildais, liaudės medicinos, ten visokiais reikalais, ar ne, pasodinsi į inkstus kepenis ir viskas tuom ir pasibaigs, ta prasme, nes, kaip aš sakau, ta prasme, kiekvienas čia, žinai, sakysim, pas mus yra, kur savanoriškai savo chemiją taiko, pavyzdžiui, alkoholikai. Jie sodina savo kepenis, viską eina, ta prasme. Čia praktiškai tas pats yra, tik tais tiek, kad, ta prasme, ten jau kas liečia organizmo, ta prasme, alinimą ir taip toliau, sakysim. Ir jeigu tu, sakysim, pagrindinis dalykas stengtis išlaikyti save stiprų. Neturi reikšmės, ant kiek tau sunku, ar tu gali. Emociškai turite omeny, ar... Ir fiziškai, žinokit. O ką konkrečiai darė jūsų žmona? Ką jūs darėt? Gyvenom. Stengiamės. Nes realiai ašgi jūs pažįstu, kaip brandą, kaip Instagramą, niekada nebūčiau pagalvojus, kad tai vyko. Jinai tikriausiai nepasakoja apie tai, ar ne? Ne, jinai nepasakoja, ta prasme, jos čia buvo pasirinkimas, ta prasme, jinai norėjo... Ir tie istorija, iš tos mašinos, atsimenu, garbanota, visą pasakoja. Tas garbanas gali irgi papasakoti, ta prasme, pas jėgi buvo labai, ta prasme, šitas ta prasme, tiesus plaukai, ta prasme, jinai būdavo visą laiką su prancūziška tokiu kirpimu vaikščiodavo, ta prasme, taip toliau ir, sakysi, po to jau prasidėjo chemijos, pradėjo slinkt plaukai, ta prasme, taip toliau uždėstovim. Ta prasme, šitas pas chemoterapeutas. Tu sako, Erika, tu sako, nepergyvenk, sako, nuslinkste plaukai, ataugs, sako, tokie gražūs garbanoti, žinai. Geras, va taip, ir kaip jinai sureagavo. Ta prasme, aš noriu tiesių, sako. Tai labai tiko. Jo, ta prasme. Ir pas ją ten buvo natūralūs garbanoti? Ne, pas ją ataugo garbanoti plaukai, pas ją, ta prasme, jie slenka, ar ne, sakysim, tai, normalu, ta prasme, kai pirma chemija buvo, ta prasme, tie plaukai pradėjo slinkti, ta prasme, čia, ta prasme, grinai nugaroj, ta prasme, visi plaukai slinko, net, ta prasme, net plika buvo. Jo, žmonės po to eina tiesiog nusiskuta tam, kad nebūtų gabaliukas, čia gabaliukas, nes tu tiesiog bet kur gali pamesti, eisi į parduotuvę ir tau va tiesiog jau kris. Nes, sakysim, tas variantas, kad buvo, ta prasme, jeigu kas seka, sakysim, Instagramą, buvo ten kažkur, nebeprisimenu, ten 18 gal metai. Neprisimenu, sakysim, neturi reikšmės, ta prasme, kuris ten metais, ta prasme, buvo, žinai, įsidėjo nuotrauką, ta prasme, trumpai plaukus nusikirpo, supranti, žinai, gražiai, ta prasme, taip susitvarkė, žinai, kaip mano naujas įvaizdis, ta prasme. Irgi įsišėpus, linksma, taip toliau, o kodėl nusikirpo? Dėl to, kad žino, kad pradės linkt plaukai, ta prasme, supranti, kad mažiau, ta prasme, nukentėtų, ta prasme, pasikeitė šukuosena į trumpą, ta prasme, žinai, kai įsikėlė, ta prasme, kuo mažiau plaukų, tuo mažiau įslinksta, žinai. Taip. O kaip, sakykit, reagavo vaikai, kai sužinojo, kad mama serga? Šiaip jam būdavo didžiausias sunkumas būdavo, ta prasme, jau kai taikydavo chemiją, ar ne, ir, sakysim, būdavo, sakysim, paskutiniai 3 metai buvo vieną savaitę chemija, vieną savaitę laisva ir paskui vėl chemija. Ir, sakysim, vaikam būdavo sunkiausia paaiškinti, kodėl, ta prasme, nes būdavo viskas namuose, ta prasme, sakysim, ar ne, būdavo visą laiką per chemiją namuose. Namuose? Taip, ta prasme, aš prižiūrėjau, ir, sakysim, vaikai visą laiką klausdavo, supranti, mama, gal tu, sako, nebevartok tų vaistų, nes tų vaistų, supranti, tau, sako, jau bloga, ta prasme, labai darosi, žinai. Tas sunkiausia buvo paaiškinti jam, ta prasme, kad, ta prasme, suprantate, sakau, jeigu jinai ne... Aš vaikams sakydavau, sakau, įsivaizduokit, jeigu, sakau, nevartotų tų vaistų, tai, sakau, būtų visą laiką bloga, dabar tik savaitę bloga, ta prasme. Sakysim, ir tas yra, jeigu taip, tai gerai, tvarkoja, tada ateina, ta prasme, ten pabūna, ta prasme, paglofta, ta prasme, žinau, dar kažką. Žino, ta prasme, čia 3 dienos praeis, ta prasme, paskui 2 dienos, ta prasme, šitas atsipaipelės ir bus viskas vėl tvarkoja, ta prasme, savaitę vėl, kitaip, ta prasme. Bet, sakysim, šita dalis buvo tokia sunkiausia, bet vis tiek, ta prasme, žmogus namuose ateina, grįžta iš mokyklos, pasišneka, pasipasakoja, tas dalykas yra, vis tiek tas žmogus, jisai, jisai mąstantis viskas, tik tas tokie dalykai, sakysim. O jie žinojo, kad jie žinojo, kad serga, bet aš niekada, neaiškinau, ta prasme, kad... Kuo serga nežinojo, jie taip, kuo serga kad tai yra vėžys, kad tai yra... Vienas dalykas buvo per maži dar tam. O mokykloje negalvojat, kad galėjo kažkas tai leptelt, jeigu, pavyzdžiui, kažkur kažkas žino. Tegu leptelna.
Nu, tai čia, čia Nebuvo tokio dalyko, kad jie kažkaip suprato kažką tokio, kad tai yra labai Jeigu jie sudėtinga. manęs būtų paklausę, aš jiem būčiau paaiškinęs. Ta prasme. Ir būčiau tikrai nemelavęs, ta prasme, sakysim, buvo, kad sunku, kad sunkiai serga, taip, ta prasme, čia, ar liga pagydoma, sakydavau, kad ne, ta prasme, visą gyvenimą, kiek gyvens, ta prasme, tiek turės va taip gyventi, ta prasme, ir, sakysim, kito varianto nėra. Ir, sakysim, tas dalykas, visą laiką su vaikais vis tiek, jie yra žmonės, su jais reikia atvirai kalbėti, ta prasme, nes negalėtų slėpti nuo žmogaus, ta prasme, nes tu žinai vis tiek anksčiau ar vėliau, ta prasme, reikės dar daug ką paaiškinti jam paskui. O kaip po to, kaip jums pavyko po to paaiškinti? Kaip jos apskritai mirtis įvyko? Ar tai buvo ligoninė? Kaip jie sužinojo? Kaip jūs pasakėt? Kaip jie reagavo? Šiaip, sakysim, iš principo buvo, visi galvoja, kad čia, ta prasme, kad vėžys yra, ta prasme, kad miršta žmonės lėtai, buvo taip. Sakysim, realiai buvo taip, buvo paskutinė chemija, sakysim, pasidarė bloga, neatlaikė organizmas, nuvežėm į ligoninę, nuvažiavom, tik aš greitai iškviečiau, atvažiavo greitoji, ta prasme, nes pamačiau, kad neurologiniai pakitimai, išvežė į ligoninę. Aš tada irgi nuvažiavau, ta prasme, su mašina į ligoninę, nuėjau pas ją, ta prasme, dar pasišnekėjom, ta prasme, mes sako, sako, važiuok tu, sako, namo, ta prasme, pas vaikus, kai ten, sako, sėdis, ta prasme, sako, aš išvažiavau į namo, atvažiuosi, sako, tipo, rytoj, ar ne, ir aš ta prasme, pasikviečiau, tada atsimenu kitą dieną, suprantu, nes jau matau, kad buvo prastai, ta prasme, kad pasikviečiau, nebeprisimenu, ar mamą savo, ar Erikos, man atrodo, Erikos, nebeatgaminu dabar. Pasikviečiau ir aš jau atsisėdau važiuoti į ligoninę ir jau matau, skambina telefonas, ta prasme. Iš karto supratau, kad nieko gero, ta prasme. Ir aš pakėliau ragelį, matau, kad telefono numeris skambina, ta prasme, nepažįstamas ar ne. Pakėliau ragelį, labą dieną, sako, aš čia iš Santarų reanimacijos, ta prasme, skambinu dėl Erikos. Sakau, aš, ta prasme, dar nieko nepasakau, sakau, palaukit, sakau, aš sustosiu. Tada prisiparkavau, ta prasme, prie mašinos, su mašina prie kelkraščio, ta prasme, ir tada sako, taip ir taip, ta prasme, sako, koma. Ta prasme, žinai, tai atvažiavau aš tada vis tiek, ta prasme, nusiraminau, žinai, kad rankos nustojo drebėti, ta prasme, atsisėdau į mašiną, važiuoju į Santariškes, aplankau, ta prasme, žmogui koma, ta prasme, kaip gyva, ta prasme, bet smegenys mirė, ta prasme, ir, sakysim, jau tada ką, pasiėmiau vaikus, nuvažiavom į Santariškes, aplankyti mamos, vaikai manęs paklausė, ar labai blogai, pasakiau, kad labai blogai. Man atrodo tada ir, labai, aš kaip tada pasakiau, man atrodo, kad sakau, yra maža tikimybė, kad, ta prasme, šitą kartą jau įsikapstys, ta prasme, žinai. Ir grįžom mes namo, aš jau žinojau, kad parsivežiau namo, ta prasme, jos, ta prasme, visi. Taip toliau, sakau, gerai. Jau gydytojai pasakė, kad jinai nebeatsibus, ar ne? Tai gydytojai man pasakė, kad jau mirus jinai yra, ta prasme, klinikinė mirtis, ta prasme, yra, ta prasme, ne tik vis tiek, kad plaka širdis, ta prasme, čia, komos būsenai, ta prasme, jau atgal kelio nebėra, ta prasme, žinai, tai klausimas yra tik testamentas. Tada aš grįžau atgal į ligoninę, paėmiau ją už rankos ir gydytojas pasakė, ar galima atjungti renginius, ta prasme, sėdėjau, kaip dažnelis ir žiūrėjau, kaip eina iš širdies plakimo į ištisinę liniją, ta prasme, žinai, ir viskas tom pasibaigė. Tada grįžau namo, pasakiau, kad vaikam, kad kas įvyko, kad laidotuvės, kad taip toliau, ta prasme, žinai. Vaikai jau, ta prasme, jie buvo, pirmas šokas buvo toks didelis, sakysim, kai jie nuvažiavo, paskui kai jau sužinojo, antras, ta prasme, tai tas vienas didelis šokas įsiskirstė, ta prasme, į didesnius tokius, į tokius mažesnius, ta prasme, etapus ir, priėmė, ta prasme, aišku, jiem ten sunku buvo, man sunku, ta prasme, bet kam lengva, ta prasme, vis tiek, ta prasme, jau gal nieko nebepasuksi, žinai, ir sakysim, ir tada, pradedi planuoti savo gyvenimą toliau, ta prasme, tiek vaikam, tiek ir savo, ta prasme, sakysim, ir visiems, ta prasme, net, pavyzdžiui, keista buvo, kodėl aš, pavyzdžiui, kai jau buvo laidotuvės, ar ne, mes, sakysim, kai aš prieš paskutinę chemiją vežiau į Santarus, ar ne,
mes kalbėjom, ta prasme, kad, nu, mažai reikia į muzikalkę, žinau, užrašytą, aš jau buvau jau užrašęs, ta prasme, ir jai buvo, nu, nebeprisimė, tarp mirties ir laidotuvių buvo perklausa, supranti, žinai. Ir visi klausė, supranti, kodėl, nu, tipo, kodėl, ta prasme, tu, vat, prieš važiuodamas į pašaravimo namus, ta prasme, ar ne, kodėl dar aš užvažiavau, ta prasme, į muzikalkę, ta prasme, nuvežiau į perklausą, ta prasme, su juodais drabužiais, visais, ta prasme, atėjo savo, atidainavo, ta prasme, ir taip toliau. Žmogus, kad mirė, tai niekas nesibaigė, ta prasme, gyvenimas turi judėti ir vaikam, ta prasme, reikia tai įkalt, kad, ta prasme, tu negali sustoti, ta prasme, kad reikia judėti į priekį, ta prasme, kad vis tiek, nu, ta prasme, nu, negali savęs gailėtis, ta prasme, kad pastovi, kad Kiek čia laiko dabar praėjo? 1,5 metų. 1,5 metų. Jo. Biškai daugiau negu 1,5 metų, 6 mėnesį bus 2 metai. O gydė 5 metus. 5 metus. 5 metai. Ir kiek į chemijos terapiją buvo padaryta? Pastovi. Nu, jau ten labai daug. Nu, pasie remisijos praktiškai tokios kaip ir nebuvo. Tai aš, nu, man dabar... Nu, aš pažįstu žmogų, kuriam buvo 22 padarytos. Tai čia labai daug skaitosi. Aš žinokit, neskaičiavau. Bet neskaičiavau, metų skaičius yra didelis. Ten tai buvo, nu, nebuvo 5 metai gydoma. Ten pagydė, bet, nu, aišku, ten tikrinimai, visa kita, bet tiesiog... Ne, nu, suprantate, ta prasme, buvo iš pradžių pirminė chemija, ar ne, tada, sakysim, buvo kažkiek, buvo pertrauka ten keli mėnesiai. Iš principo, nuo chemijos ilsėdavomės tarp operacijų. Ta prasme, jeigu, sakysim, prieš operaciją. O ką jie operavo? Bet vieną kartą išoperavo auglį, aš taip suprantu, ar ne, pašalino? 6 ar 7 operacijos buvo. Auglys pagrindinis, plaučiai 2 kartus, kepenys, ten rinko jos tos metastazės. Tai čia va tuos operavo kaip augliukus, teisingai? Metastazės, ta prasme. Jo, ta prasme, nesakysim, iš principo tas ir yra, kol, kaip sako, kol operuot gali, tol žmogus gali gyventi, ta prasme, sakysim, ar ne. Ir tų operacijų, žinokit, jeigu dabar manęs taip paklaustumėt, suskaičiuokit, kiek 7 gal kokios ar 6 buvo, ta prasme, sakysim. Ir vat, sakysim, tos būdavo, kad prieš operaciją ir po operacijos, nu, chemijos nedaro, ta prasme, nes negyja. Ne? Prieš tai nedaro dėl to, kad negali operuoti, ta prasme, nes negyja, o po to negali duoti chemijos. Nes organizmui čia reikia atsistatymo, čia šiaip išsioperuoja, čia kiek visko, narkozė, o čia taip, dar ir chemija, ir operacija, ir taip, chemija. Ir paskui, sakysim, praeina tos operacijos, tada praeina kažkiek laiko ir tada eina, ta prasme, vėl chemija. Ir vėl, ta prasme, tai sakysim, arba operacija, jeigu ta prasme, jeigu arba būdavo chemija, arba būdavo operacija, sakysim. O paskui tai iš viso būdavo, nu, realiai eidavo taip, ta prasme, nu, 1 savaitę chemija, 2 savaitę, ta prasme, išeiginė, paskui vėl chemija, taip kas 2 savaičių intervalų visą laiką varėm, ta prasme. Gerai, vat visą tai vat išgyvenot, iš tikrųjų, aš kai klausausi jūsų, aš žaviuosi dėl to, kad, kaip čia žinot, aš ne vieną žmogų esu kalbinus, čia po skyrybų būna dar moteris po 3 metų verkia, kaip jai buvo sunku, ne dėl to, kad išsiskyrus, bet sunku, čia yra prarasti žmogų visiškai. Ir dar su vaikučiais, ir dar išgyventi visą tai, ką tu matai savo vaikuose, ką labiausiai myli. Čia besąlygiška meilė apskritai. Ir tai yra tik praėję 1,5 metų, aš žaviuosi jūsų tuo stiprumu, kad jūs sakot, vat, kaip reikėtų daryti, vat, ką tu padarysi, jeigu galvosi kitaip, nes iš tikrųjų tai aš lygiai taip pat galvoju, bet žinot, tai yra jausmas, kurį labai sunku sulaikyti. Ar yra tokių dalykų, kuriuos jūs galbūt šiai dienai pakeistumėt, jeigu galėtumėt grįžti atgal? Vat kažką, kad, vat, ar pagalvojat, vat, ką pakeistumėt, jeigu laikas leistų atsukti atgal? Jeigu taip pat atsukčiau atgal, gal stengčiausi dar sutrumpinti laiką, ta prasme, kad greičiau save išvesti iš neveiksnumo. Nu, ta prasme, nu, reikia praktiškai, nu, sakysim, patarimas kitiem. Laidotuvės įvyko, ta prasme, nėra ten ko gailėtis toliau varyti gyvenimą. Nu, kaip sakant, kiekviena pabaiga, ne, yra kažko pradžia. Teisingai, aš irgi šito vadovaujuosi. Bet kaip, nu, nėra lengva, atrodo, kaip norėtum. Atrodo, tu gali čia psichologą pasistatyti dieną nuo ryto iki vakaro, kad tau bumbėtų, nu, bet tai yra va. Ne, nu, aš kaip sakau, nu, tu gali psichologą pasistatyti, bet kur tu rasi tokį psichologą, kuris būtų bent jau 6, ta prasme, sutuoktinius praradęs, ta prasme, nu, nerasi tokį. Kas suprastų to. Man kas labiausia padėjo, ta prasme, man labiausia padėjo pokalbiai su mano švogeriu, ta prasme, mano švogeris yra išminuotojas, jis
Ukrainai, ta prasme, pilkoj zonai visą laiką dirbdavo, ta prasme, mes su juo skambinavomės, ta prasme, žinai, jisai ten, nu, naikintuvai skraido virš galvos, ta prasme, vienoje Kur pusėje. ten bet kurią minutę gali. Jo, ta prasme, a jisai, ta prasme, ai, sako, nu, žinai, kai čia, sako, žinai, sako, svarbiausias dalykas, sako, vat, eit, sako, toliau supranti, žinai, aš sako, kas ten žino, kiek mums ten liko, supranti, žinai, nu, sako, žinai. Kol sako, eini, tai varyk į priekį, sako, nereikia, sako, ten labai, ta prasme, sako, labai pergyvent, supranti, sako, vis tiek mes visi į vieną vietą sueisim, nu, ta prasme, tai toks, nes, sakysim, nu, bet tas, nu, kai žmogus supranta, ta prasme, tą dalyką, ta prasme, tiem lengva ir paaiškinti, ta prasme, net aš dabar atkartot negaliu, ta prasme, bet man padėjo, ta prasme, sakysim, grinai, tas požiūris, sakysim, ar ne. Kaip galvojat, vat kaip jinai pati elgėsi, vat vis tiek gauni chemiją, ar ne, kiti ten verkė, ten kiti, jinai ir filmavosi, nežinau, iki kokio ten laiko. Visą laiką, iki paskutinės minutės praktiškai. Vat, ar ne, vat, jūs jautėt iš to, kad, nu, jinai tikrai viena iš tokių buvo, kur ir nusiteikimas, ir tipo, dzin, kad tai yra mano liga, dzin, kad aš žinau, kad aš išeisiu, nu, vat, kas buvo daroma ir jūs galvotumėt, nu, va, tikrai patarčiau, va, jeigu dabar šalia stovėčiau tokio žmogaus. Gyvenkit, ta prasme, nestabdykit nieko, ta prasme, pagrindinis dalykas, va, jos ir buvo variklis. Paskui jau prasidėjo netgi, ta prasme, tokie, nu, neurologiniai pakitimai, pamiršdavo, ta prasme, ką sako, susipykodavo, ta prasme, ten su visais, ta prasme, tu, nekreip dėmesio, papai, eini, gyveni savo, ta prasme, tu, nu, būna, kad jis paskambina, pasako tau, ta prasme, kad, sakysim, nu, kaip aš iš savo pusės, paskambina, pasako, žinai, praeina 15 minučių, ta prasme, vėl paskambino tą patį, pasako, nu, nu, yra, ta prasme, nu, ką čia, o ką, moteriam tai paprastai nebūna, būna irgi. Ta prasme, nu, tai ir viskas, sakysim. Ir pagrindinis dalykas, esmė yra tame, kad kol nesustosi, tol judėsi į priekį, ta prasme. O jau bus, kam sustabdyti, jau bus ir kitiem. Mes, sakysim, netgi būdavo, nu, norim važiuoti, ta prasme, prie jūros. Nu, ir važiuojam, ta prasme, ką darysi? Nu, pait negali, nu, ta prasme, nes žaizdos baisinės ant padų, nu, ta prasme. Nu, nupirkau paspirtuką, nu, atsisėdu su paspirtuku važiuoju. Tada vaikam reikėjo tą paspirtuką būtinai atimta. Tada ką, tada vaikai atimė paspirtuką, nu, ta prasme, įsikabino į parankę. Ir einamės ten iki to, ta prasme, iškušulė, kur, ta prasme, tie paukščiai, ir neprisimenu kaip. Nu, sakysim, tas požiūris, ta prasme, kad reikia stengtis visą laiką kažkur įžiūrėti, ta prasme, nu, teigiamo kažko. Nu, ir tas dalykas ir daugiausia, ir, nu, ir varo į priekį, nes, žinokit, tas ir yra, kad sunkiausia žmogui, ta prasme, susitaikyti, nu, su tuo, nu, aš tai žinau, ta prasme, nu, kad aš artimo neteksiu, ta prasme, ne, jinai tai žinoja, ta prasme, kad anksčiau ar vėliau, ta prasme, jinai numirs, ta prasme, tai yra du skirtingi dalykai, ta prasme, ir tai yra psichologiškai, ta prasme, yra labai sunku, ta prasme, sakysim. O jūs turėjot kažkokį tokį pokalbį būtent su ją apie tai? Nu, bet, o ką kalbėjot? Apie viską atvirai. Jinai kažko prašė apskritai, vat, kad būtų va taip, ar va taip, vat, žinot, kaip būtų prieš mirtį žmonės kažko prašo. Jo, sakė, ta prasme, kai susirasi Bobą, būk geras, išrink tokia, kad gera būtų mano vaikams. Ta prasme, čia va jos žodžiai buvo, ta prasme, sako, ta prasme, nu taip, nes apie viską, ta prasme, kalbėdavom, apie viską nu, viską šnekėdavom, ta prasme, nebūdavo taip, kad, sakysim, kažkokiu būdavo, vat, kad, vat, uždraustą temą, ta prasme. O šiai dienai jūs jaučiat, kad galėtų su jumis ir su jūsų vaikais gyventi kita moteris? Žinot, kai būna žmogus išeina, vis tiek tai ne 5, ne 10 metų praeina, kad oi ne, tikrai aš nenoriu nieko kito, čia būna šuniuką palaidoju, katinėlį, nenoriu, nereikia man viskas, nu, vat išgyvena. Ar jūs esat iš tų, nes aš tikiu, kad jūsų požiūris galbūt yra, nu, kaip ir matau, jis yra tikrai pozityvus. Ar jūs apie tai vat pagalvojat, kad tikrai atsiras tas žmogus, ir su kuriuo jūs gyvensit ir nugyvensit ir būsit laimingas ir jūs mylėsit ir vaikus jūsų mylės? Tai aišku, tai. Net man vaikai sako, ta prasme, žinai, čia kaip, jau jokiausi, tai kaip sako, tėtis sako, tu gal kokia moteris, sako, susiras, gal biški ramesnis būsi, Tai sako, ar ne? Tai sakysim, nu, iš principo, ne, nu, aš neatmetu to dalyko, ta prasme, sakysim, dabartiniu šito momentu, ar ne, sakysim, nu, kaip pasakyti, aš ant tų problemų pats ant savęs tiek turiu, ta prasme, kad man nu, ta prasme, dar pasim dar vieną problemą. Nu, atsiprašau, kad tai pasakau, ta prasme, pasim dar vieną problemą ant galvos, ta prasme, nu, paprasčiausiai gali nu, ta prasme, emociškai jau, nu, nepanešti, ta prasme, jeigu dar pradės smegenys plauti, ta prasme, bet iš principo paėmus, nu, sakysim, aš niekada, ta prasme, tokios, vat, variantų, ta prasme. Kad ne, ir kad ne, buvo, nu, kaip...
Jeigu šiaip iš principo paėmus, nu, aš jau antrą kartą našlys, ta prasme, tai jau pati. Pas astrologus, numerologus neteko lankytis. Na ką aš jam galiu pasakyti, ta prasme, tai išbūsi paskui. Nes žmonės dažnai po kažkokių tų pačių gyvenimo istorijų, kurios pasikartoja, jie lankosi, tai vat tiesiog... Ne, tai man kai pasako apie šitos astrologus, aš iš karto prisimenu anekdotą, ta prasme, toks yra geras anekdotas, sako, jeigu kaip patikrinti, ar geras astrologas, ta prasme, arba tas, nu, kažkoks, sako, ateini ir traukia į snukį, iš karto supranti, jeigu, sako, jeigu geras astrologas, reiškia, jis įsisuks, ta prasme, tai nieko tokio. Ai, kad taip į priekį žino, kas bus. Kas bus taip priekį, ta prasme, tai čia, nu, šią patą, sakau, labai geras, ta prasme, anekdotas atspindintis tą dalyką, netikiu aš tokiais dalykais, ta prasme. Na, ja, teisingai. Gerai, o kas šiai dienai, vat, kaip sakot, vat, kaip ir problema būtų ta moteris, galbūt šalia ir taip toliau. Kas dabar, tai, jo, aš supratau, ką jūs norit pasakyti. Aš visą laiką sakau, su vyru turi būti geriau, nes blogai gali būti ir vienai. Tai kaip ir jūs, aš suprantu, kad jūs turit, nu, jeigu ir turėti šalia save žmogų, tai su juo turi būti gera, tai neturi būti kažkokia problema ir tas žmogus jisai tai savaime. Šiaip iš principo, bet... man gerai ir vienam. Taip, tai yra gerai. O antro žmogaus man reikėtų, kad man būtų geriau. Kad būtų geriau, teisingai. Ir esmė yra tame, kad, sakysim, aš tą antrą žmogų turėsiu tada, kada aš tam žmogui galėsiu kažką duoti, ar ne? Dabar savo tą gerumą, savo tą emociją gerą. Iš principo šiuo metu aš galiu tik tai įimti. Nu, ta prasme, nu, tokia būsena, sakysim, yra, kad aš iš principo galiu tik tai įimti, ta prasme. Ir aš atgal, ta prasme, nu, pas mane ten viduje toks vakuumas yra, sakysim, kad aš atgal kažko duoti ir negaliu, ta prasme, sakysim. Ir iš principo aš pats suvokiu, suprantu, kad su manim va šiuo momentu sugyventi, ar ne, tai be šansų būtų. O kas dabar blogiausia? Vat kas dabar va šiuo metu yra va tai, kas yra vat blogiausia ir norėtumėt, kad greičiau visą tai pasibaigtų? O, pavyzdžiui, toks dalykas, sakysim, ne, kad psichologinis, ne, sakysim, kad skamba telefonas. Aš pamatau telefono numerį nepažįstamą, ar ne, man iš karto pirma mintis, vėl kažkokia problema, ta prasme. Nu, čia gilnai psichologiniai dalykai, ta prasme, yra, žinai, sakysim, ir kai tau paskutinius 7 metus, nu, ne 7, 5 kokius metus paskutinius skambėjęs telefonas, ta prasme, kiekvienas, ta prasme, nepažįstamas numeris, ta prasme, atneša problemą, nu, ta prasme, tu natūraliai jau pradedi, nu, galvoti taip, kad čia, jeigu suskambėjo telefonas, nu, sakysim, tokie dalykai, ta prasme, jie tokie psichologiniai, jie dažniausiai pereina, ta prasme, per laiką, jie įsigydo, įsilygina, atsiranda kitas požiūris ir eina, ta prasme, ir sakysim, dar sunku yra, kad, sakysim, nu, tau gali būti, ta prasme, nu, bet kaip sunku, ta prasme, ne, tai, sakysim, sėdi, ta prasme, užeina, nu, neviniosim į vatą, čia tokiose situacijose ten vyras, moteris, ar, ta prasme, ar vaikas, visi verkia, ta prasme, taip, ne, sakysim, taip, ir tu... Visi ašaras turi. Taip, ta prasme, tu sėdi, sakysim, atsisėdi, įsiverki, supranti, ir žinai, girdi, kad vaikai linksmi, jie laksto, ta prasme, tu veidą nusijėmi, duris atsidarai ir gyveni gyvenimą toliau. Taip. Tai va, sakysim, tie dalykai, kai, ta prasme, nu, jau galėsiu, nu, susitvarkai, susivaldai, ta prasme, tada jau. Kadangi 5 metai visos tos ligos, kaip jūsų buvo finansinė pusė? Juk vienas žmogus vis tiek mažiau dirbo ir atsidavinėt galėjo verslui jūsų šeimos. Kaip buvo su finansais pas jūs? Kaip jūs dėliojatės? Nu, šiaip, sakysim, tokia situacija visą laiką, sakysim, finansinė pusė, jinai kenčia, ta prasme, nesakysim, ir patys, sakysim, tą lygos atveju, sakysim, ar ne, prasideda visokie papildai reabilitacijos, kineziterapeutai, ta prasme, nu, psichologai gali būti, sakysim, jeigu kažkam reikia, ten, sakysim, dar kažkokias kitos paslaugas, sakysim, tai atrodo po nedidelę sumas, ten po 50, po 25, po 100, ir mėnesio pabaigoje pasižiūri, taip, nu, vidutinė alga lietuviška ir išėjo, ta prasme, ar ne, sakysim, kas dar, sakysim, finansai dar duoda per tai, kad, sakysim, aukoji pinigus, ta prasme, ne tik, kad žmogus tas, kuris serga, ta prasme, jisai vis tiek jau, jo darbingumas yra kritęs, ta prasme, nu, sakysim, šiaip 80%, ta prasme, jau darbingumas dingsta iš karto, sakysim, lieka 20%. Ir dar tie žmonės, kurie gyvena šalimais, ar ne, jų irgi, ta prasme, nes atsiranda slaugos klausimai, tu turi ten kažkiek laiko būti namuose, nu, visokių dalykų, sakysim, nu, tai ir finansinė pusė, kiek tiesioginė, ta prasme, sakysim, ar netiesioginiai finansai, tiek ir tokie, nu, netiesioginiai, sakysim, kaip, nu, tavo laikas, ta prasme, tavo šeimos narių laikas, sakysim, ar visų kitų, ta prasme, taip, ta prasme, tai yra pakankamai didelė finansinė našta, sakysim, taip.
Po mirties žmonos jūs gavot kažkokią išmoką, buvot apsidraudę ar ne? Nes dabar Taip, mes visi... buvome apsidraudę, bet visas šitoj klausime buvo labai, ta prasme, įdomi tokia situacija, sakysim. Ne? Sakysim, mes buvom apsidraudę, buvo, sakysim, sudaryta sutartis 10 metų, ne? Ir mano žmona, sakysim, kai pasibaigė sutarties galiojimo laikas, ta prasme, po 2 mėnesių, ta prasme, numirė žmona. Ta prasme, sakysim, o šitas pratęsimas, ta prasme, sakysim, kai žmogus jau sergo, ta prasme, natūraliai, ta prasme, tai irgi yra verslas, ta prasme, niekas, ta prasme, negali, ta prasme, pratęsti, ta prasme, jeigu žino, kad žmogus po pusės metų, ta prasme, ir numirs. Tai sakysim, kas liečia dėl draudimo, tai aš galiu labai visiems duoti paprastą, ta prasme, šitas patarimą. Jeigu draudžiatės, drauskitės kiek galima anksčiau ir kiek galima ilgesniam laikui. Taip. Ta prasme, yra pagrindinė taisyklė, ta prasme, sakysiu, nes nutraukt gali bet kada. Ne? Taip. Bet taip. Jeigu nutiks kažkas, ta prasme, yra sunkaus arba sudėtingo, prasitęsti jūs nebeprasitęsit. Nes aš irgi visą laiką sakau, pinigai ligos neišgydys galbūt, bet tai yra pinigai, kada jų labiausiai reikia. Taip, valstybė gali finansuoti ir jinai tikrai kažkiek finansavo jums, bet, vat, kaip jūs ir sakot, papildomas išlaidos, kai tu turi atvažiuoti, nevažiuoti darbą, išvažiuoti, o va čia aš noriu prie jūros, o gal aš noriu čia, tu nori viską duotam žmogui, kad jisai būtų emociškai patenkintas. Tai aš irgi tą patį sakau ir kartoju ir būsimiems klientams ir savo Instagrame, kad draustis būtina ir kažkokia ta pinigų suma, gyvybės suma, jinai turi būti. Jinai vis tiek turi būti, ypatingai šeimos maitintojų. Tai kadangi tai buvo jūsų 2 žmonių verslas, bet tai sakysim, netgi dabar. Jinai vis tiek būtų nepasimaišius. Taip, tai yra tokios taisyklės, Lietuvoje jos yra tokios, kad taip yra. Tai yra didžioji dalis įmonių tokias taisyklės turi, kada žmogus ateina netgi sergantis, ne veltui jį tikrina tam, kad įvertinti jo sveikatą. Ar čia žmogus nesiruošia, kaip sakant, jau ar nežino, kad galbūt žino. Bet kol tu esi sveikas ar pusiau sveikas, kaip sakau, reikia tai darytis. Ne, aš sakau labai paprastai, ta prasme, gali prasitęsti. Vienas dalykas, kai kuo jaunesnis esi, tuo geresnės sąlygos būna, sakysim, ar ne, ar sakysim, kuo ilgesniam laikotarpiui prasitęsi, sakysim, jeigu kažkas atsitinka tokiai situacijai, ta prasme, visą laiką gali nutraukti, ta prasme. Nes, sakysim, dabar irgi, aš gal netgi turėjau, ta prasme, sakysim, ar ne, tokią skaudžią patirtį, galėčiau būti piktas ant visų draudimų, ta prasme, ir pasakyti, kad gyvenime daugiau ne. Dabar aš apdraudęs ir namo paskolą esu, ta prasme, ir pats apsidraudęs esu vaikų, ta prasme, sakysim, o kodėl aš turėčiau, ta prasme, mažą ką, atmesiu kojas, ta prasme, tai jie bent jau namą turi. Kažkiek, taip. Ta prasme, čia, ta prasme, aš manau, ta prasme, kad, kaip kiekvienas ir draudimas, kaip ir yra, ta prasme, kaip ir versliai yra, ta prasme, rizikų valdymas. Tai nėra, ta prasme, visi galvo, kad čia, uždirbti. Už to neuždirbsi, ta prasme, bet tu riziką suvaldyti gali, ta prasme, sakysi. Taip. Čia grinai pragmatiškas požiūris, sakysim, aišku, įsivertinti reikia, ta prasme, kad dar nebus per didelė našta, ta prasme, sakysim, ne. Bet realiai paėmus, ta prasme, kaip rizikų valdymo tokį vieną komponentą, ta prasme, draudimas yra visi įpratę, ta prasme, kad mašina, ta prasme, civilinės atsakomybės draudimų draudžiasi, supranti, žinai, o savęs kažkodėl, tai, ta prasme, taip, gyvūnus draudžia. Jo, šunį apdraudžia, ta prasme, telefoną nusipirkęs apdraudė. Neduok Dieve, sudaužysi. O, pavyzdžiui, kad pats susidaužysi, supranti, kažkaip, niekada, visą laiką mes galvojam, ta prasme, kad visiems nutiks, tik nemato. Taip, čia jau tiesa. Tai jūsų pagrindinis toks kaip šūkis sau ir kitiems, koks būtų apie viską apibendrinus, apie dabartinį gyvenimą, apie vaikus, apie verslą, ką jūs pasakytumėt, pagrindinis jūsų toks Niekada mintis. Nesustokit, ta prasme, sakysim, jeigu turit kažkokį tai planą, ar ne, kažkokią svajonę, ar ne, paimkit ir pratestuokit, darykit, ta prasme, judėkit į priekį, net, sakysim, jeigu kilo mintis kažkokia galvoja, ar ne, sakysim, mes kiekvienas galim 1500 leisti, ta prasme, ant telefono naują nusipirkti, bet 1500, kad patikrinti savo idėją, ar ne, ar jinai suveiks, ta prasme, nei vienas dauguma nesutinka, galvoja, kad per brangu. Netgi, sakysim, tas dalykas irgi, pavyzdžiui, kad ir tas bubo, jisai pakilo, ta prasme, iš nieko, iš idėjos, ta prasme. 2 žmonės susėdo, pašnekėjo, nusprendė, pabandom.
įdėjom kažkiek pinigų, nu, kelis telefonus, nu, gal biškai daugiau negu kelis. Nu, ta prasme, kažkas gavosi, ta prasme, juda, ta prasme, sakysim, va šito momentu tai buvo, sakysim, irgi kaip vienas iš mūsų šeimos draudimų, ta prasme, ne, kuris, ta prasme, duoda kažkokias tai pajamas, ta prasme, kuris galima, ta prasme, į kurias galima atsiremta prasme, sakysim, ir netgi tokiu atveju, sakysim, gaunasi, kad, sakysim, tu kai samdomam darbę dirbi, sakysim, ir su 2 vaikais, ta prasme, yra, tave labai greitai gali, ta prasme, išmesti, nes tu paprasčiausia laiko nebeturi, sakysim, ne. O čia yra kaip garantas, ta prasme, kad kažkas kartu sukurta, ta prasme, kas duoda man ir mūsų vaikam, ta prasme, kažkokią ateitį, ta prasme, ir garantą kažkokį, kad mes kažkur judėsim, sakysim, tai. Tai vat, mano mėlyjeji, tai yra mano pačios mylimiausios mūsų šeimos kepurytės, kurias jūs galite pasiekti, įsigyti, dar panaudoti mano nuolaidos kodą Violė15, Bubo, kaip elektroninė parduotuvė, kom gale? Ne, RLT. EU arba LT. Tai va. Ir Instagramas lygiai taip pat Bubo. Tai visai šeimai galite įsigyti visų sezonų kepuryčių. Tai ką, Mindaugai, ačiū Jums labai už pokalbį, už atvirą pokalbį ir tokį motyvuojantį. Iš tikrųjų, labai smagu buvo, kad atėjot. Labai didelis ačiū. Sėkmės Jums, stiprybės ir kad vaikų svajonės visos išsipildytų ir Jūsų lygiai taip pat. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū.